Taip, tai pažiūrėsim šiandien, kaip galima panaudoti tą mūsų vibe codingą jau esamam projektą, pavyzdiniam tam projektą. Tai aš jau susikūriau naują projektą ir reikia sugalvoti, ką mes čia padarysim, žodžiu, kaip praplėsim šitą funkcionalumą žaidimo naudojant vibe codingą. Tai nepaisant to vibe codingo, mes jau su jumis, tikiuosi, esam aptarę šitą visual scriptingą ir galim šį bei tą pasidaryti su script machines, žodžiu, su tais nodesais, kai turim funkciją ir ją prijungiam prie kitos ir taip toliau. Tai, žodžiu, toks vizualus, nereikia rašyti kodo. Na, o dabar pažiūrėsim, ką su tuo vibe codingu galim čia padaryti iš jau esamam projektą. Tai pirmą daiktas reikia sugalvoti, ko mes čia norim iš šio daikto, tai nežinau. Tarkim, mes padarom, kad šitas žmogeliukas galėtų skraidyti, dabar jisai tik tai bėgioja. Ką mes čia dar galim padaryti? Galim, nežinau, padaryti, kad jisai galbūt galėtų spjaudyti su ugnimi ar, ką nors tam sugalvoti. Tai, žodžiu, jūs čia, aišku, kažką įdomesnio sugalvosit, kažką logiško ir susijusio su jūsų tema, kokią turit ir norit daryti. Aš dabar pačius standartiškiausius, šabloniškiausius dalykus, tiesiog, kad per daug dabar negalvoti ir tik patį principą pažiūrėti. Tai dabar ką mes darysim, mes iš karto griebsim player controllerio skriptą, jis yra čia, atsidarau, Ctrl+A, Ctrl+C ir šoku į vieną iš šitų klodų, OpenAI, ChatGPT ir visų šitų nemokamų dalykų ir pabandom. Pabandom lietuviškai, pažiūrim, ar pavyks suprasti, ką iš čia šneka lietuviškai. Kažkaip pastebėjau, kad kai kuriem iš jų šiek tiek sunkiau būna lietuviškai šnekėti, ne angliškai, bet pažiūrim. Taigi, turiu 2D platformą, koks skirtumas jau, turiu projektą Unityje, noriu pridėti funkcionalumo. Norėsiu, kad paspaudus mygtuką, reikia sugalvoti kokį mygtuką, kokį nors, Jėzau. Paspaudus mygtuką klaviatūroje, leisk pasirinkti mygtuką vartotojo sąsajoje, žodžiu, UI-ui. Personažas imtų skristi. Tai gravitacija neveikia, o su arrow keys ar ASWD galėčiau valdyti jo judėjimą. Taip pat paspaudus kitą mygtuką galėtų išspjauti ugnies kamuolį. Tai tas ugnies kamuolys bus atskiras prefabas. Kamuolį atskiras prefabas, kuris atsitrenkęs į grindis, nosinę, kurios nurašysim, grindis, nežinau, generuoja kitą prefabą, žodžiu, paliks pėdsaką kažkokį. Palieka pėdsaką. Taip, ką čia dar? Štai player controller skriptas. Ir pasiėmam mūsų šitą skriptą, tai šitas buvo. Ir papeistinam ir žiūrim, ar suveiks. Skriptas sąlyginai nedidelis, tai pavyko, reiškia, jisai tilpo į mūsų tą promptą. Dar kartą. Prisiloginęs nebuvau. Bla bla bla, kintamieji, bla bla bla.
Taip, reikia sukurti mūsų tą ugnies kamuolį, jam reiks kolaiderio, trigger ar ne, tavo pasirinkimas. Rigid body su gravitacija 0 ir skriptą. Duok man pilną kontrolerio skriptą. Tuo metu, kol jis rašo, ateinu ir čia susikuriu tą ugnies kamuolį. Aišku, užfotosuoti Photoshop ir susikurčiau, bet dabar, kad būtų greičiau, mes imsim ir kokį tai standartinį daiktą pasidarau. Padėtis jo 0,0, o dydis gal užteks 0,2. Taip, dabar iš čia už to žaidėjo, bet nieko. Taip, tai ko ten mums reikėjo? Mums reikėjo berods rigid body, jeigu neklystu. Rigid, kur yra rigid body ir gravitacija 0. Ir dar vienas dalykas, ko mums reikia, tai bus tas triggeris, tai colliderio, tarkim boksas, gal čia ir ne boksas turėtų būti, nu ir ten sakė, kaip nori daryti trigger ar ne. Tai nežinau, koks skirtumas, paspaudžiu tiesiog. Ir galim padaryti, kad jo įtaka būtų šiek tiek didesnė nei pats tas kamuoliukas. Galbūt atvirkščiai to nereiktų daryti, nežinau, gal jis turėtų būti toks pats. Gerai, žiūrim, ką mums parašė šitas. Kopijuojam kodą, pabaigtas kodas. Jo, kartais per anksti nukopinat ir dar būna nepabaigtas kodas, rašytai neveikia, būkit atsargus. Gerai, tai grįžtame į mūsų playerį. Kontroleris, Ctrl A, Ctrl V, Ctrl C. Žodžiu, išsaugom to paties, jis iš karto pagavo. Ir žiūrėsim, ar nemato klaidų. Kol kas ne, paleidžiam žaidimą. Vis dar veikia, išjungiam garsą. Nu gerai, ir aš galiu bėgioti vaikščiot ir nepasižiūrėjau, kokį mygtuką paspaudus, jisai pradės skristi. F standartiškai padarė. O, štai aš skraidimo režime išjungiu, ir žiūrėkit, ore, pavyko padaryti ore skridimą, bet jisai panašu, kad aukštyn žemyn negaliu vaikščioti. Tai pirma problema. Kas čia toliau? Toliau mums reikia įdėti šitą, ne čia, G, Fire Key G, ir čia reiks, žodžiu, čia įkelsim tą mūsų prefabą, tai va šitas circle turbūt, tai mums reikia, čia paėmu ir įkeliu. Dabar iš kur jis iššaus? Reiktų sukurti naują objektą, kuris turi lokaciją. Bet aš pabandysiu patį playerį panaudoti kaip lokaciją. Įdomu, ar leis. Pabandom. Šortas, G raidė. Tai žiūrėjau, skraido kol kas blogai, bet skraido. Ir pažiūrim, ar moka šaudyti. Nu, panašu, kad moka. Žodžiu, sukuria tuos burbuliukus paspaudus G raidę. Tie burbuliukai neišnyksta. Tai vienas daiktas, jie nereaguoja, nekrenta, galėtų krist. Ir tiek. Tai šokam, grįžtam į kodą ir pradedam prašyti papildymų. Taigi, įjungus skridimo režimą, negaliu kilt aukštyn ar žemyn. Taisyk. Skridimo režimas turėtų įsijungti net žaidėjui pašokus. Nepriklausomai, kur jis yra. Toliau, dėl mūsų tų ugnies kamuolių, kaip aš vis vadinau, turbūt ir vadinau, ugnies kamuoliai turėtų iš lėto kristi žemyn ir judėti į tą pusę, kur žiūrėjo personažas. Žiūrėjo personažas kamuolį sukuriant. Pakeisk.
Ai tiesa, jisai žadėjo skriptą mūsų šitam tam projectile padaryti. Jo kol kas nėra, tai gal dėl to tas ir neveikia. Gerai, čia jisai duoda mums player controllerį. Update'inam player controllerį. Čia player controlleris, Ctrl-A, Ctrl-V, Ctrl-S. Žiūrim ar veikia. Ir žodžiu, tokiu būdu pabiškai galima bandyti kažkokius dadėti funkcionalumus, kokių norėtume turėti jau šitam esamam žaidimui. Taip, pašokus spaudžiu F raidę ir jis va vis tiek nukrenta ir iš viso nebejuda. Tai dar blogiau padarė. Tai žodžiu, su to codingu taip ir yra, kad tai veikia, tai neveikia, nesuprasi. Ir pabandom. O, ir pakeitė, kad šitie kamuliukai judėtų į priekį. F paspaudžiu netyčia. Gerai, pažiūrim, ką iš šitą toliau sako. Jo, pateik. Tai dabar ten, kur norėjom, kad kamuliukas nukrenta ir lieka kažkoks pėdsakas. Pateik ugnies kamulio skriptą, įdėk kaip čia dabar padaryti, pridėk vietą, į kurią galima įdėti prefabą, ugnies pėdsakui sukurti, ugnies pėdsakui sukurti ir leisk ugnies kamuolio greitį reguliuot bei gravitaciją gal ten tiesiog reikėjo prie rigid body palikti vienetą, pabandysim, kur tas mūsų circle ir čia atsimenat, padarėm 0, ne čia, gravitacija, gravity scale. Pažiūrim, ar čia susijęs su tuo ar ne. Kol jisai rašo tą mūsų kodą, raidė berods yra daryti tuos daiktus, atrodo be, jo. O, jis iš viso nebevaikšto. Ai, tik tai F režime nevaikšto. Nu, labai toli skrenda tie kamuoliai. Gerai, žiūrim, ką iš čia rašom. Reguliuojama greitį, lėto kritimą, kryptį nustatoma, vietą pėdsako prefabui, automatinį pėdsako generavimo atsitrenkus į grindis ar bet ką kitą. Labai gerai. Ir ką? Fireball, o kas čia? Kaip iškviesti iš player controller jau atnaujintą formą. Pakeisk player controllerį. Tai mes varšysim, kad parašytų pilną player controllerį, o čia mūsų tas Fireball turės rigid body, collider ir šitą skriptą, kur čia davė. Tai aš, tik tai Fireball. Taip, Fireball skriptą dedam čia, sukurti naują skriptą ir, aišku, reikia parašyti teisingai. Fireball, barotis iš didžiosios jūs mėgstam. Tikiuosi, kad taip, jeigu nesutaps pavadinimai, gali viskas neveikti. Tai būkite atidūs šitoj vietoj, atsiprašau. Fireball, Ctrl-A, Ctrl-V, Ctrl-S. Atrodo, Ctrl-S paspaudžiau, jo, kažkas vyksta. Ir mes paprašysim, kada naujausia atnaujintų, parašyk pilną player controller skriptą. Nu ir laukiam, kol jisai rašo, dabar jeigu paspausiu kopiją, tai ne visą kodą turėsiu ir viskas neveiks, o dabar turėtų veikti. Tai dabar čia mano player controlleris čia, Ctrl-A, Ctrl-V, Ctrl-S ir žiūrim, ką turim. Gerai, G raidė. Kol kas nieks nepasikeitė. O kaip ten su mūsų to skridimu? Skridimas irgi neveikia. Ok, tada žiūrim
to fireball nustatymus. Greitis padarom 3, gravity 0,3 padarom 0,8. Ir prefabas, žodžiu, kuris atsitrenks, ten atsiras koks tai trikampis. Kodėlgi ne trikampis? Padarom trikampį mažesnį, žodžiu, auks spigliai kažkokie neaiškus. Taip, šitą trikampį mes įkišam čia, triangle, įkišam. Aišku, čia galėsim ištrinti, turbūt turėtų nedingtas, tai taip spėju, pasitikrinam. Missing Game Object atvirkščiai. Galbūt reikėtų įsimest čia kažkur, aišku, pasidaryti folderį atitinkamą, kad nebūtų scenų šiukšlių, kur nereikia. Pabandom, pasidarau, kurgi jis, tada object, kur tas mūsų trikampis, sprite, trikampis. Mažesnis. Ir pabandau jį mes dabar bilia kur. Tada iš čia čia ištrinu ir žiūrim, ar nedingsta. Vis dar yra. Tai tikėkime, kad veiks. Žiūrėjau, dabar turėtų lėčiau šaudyti ir turėtų atsirasti trikampiai ten, kur iššauna. G-raidė. Hupt. Ir trikampio nematau. Bet, žodžiu, jau vyksta kažkoks kamuoliukų mėtymas. Gal bowlingą reiktų daryti. Gerai. Tai pirmas punktas pasitikrinam, ar gal jis neatsiranda dėl to, kad aš jį čia įdėjau. Gal čia mano klaida. Bet abejoju, kad tame turėtų būti. Ne tame klaida. Žodžiu, prašysim vėl čia GPT, kad taisytų. Ar čia ne čia GPT, nežinau, kažkas. Žodžiu, kaip mes čia lietuviškai su kalbam, atrodo lietuviškai. Vis dar neveikia skridimo režimas ir neatsiranda prefabas fireball nukritus. Fireballui nukritus. Pataisyk. Aha. Pataisytas player controlleris. Ir lyg tai tik tai tiek tai reikėjo. Aha, iš karto klaidos jau visi dirbo, žodžiu, mūsų šitas. Tiesiog peistinu klaidą nieko nesakydamas. Body type, rigid body yra dynamic, turi būti pasitikrinam. Rigid body yra dynamic, viskas tvarkoj. Collider box arba circle, taip, turi būti išjungtas. Prieš tai sakė, nesvarbu, dabar jau išjungtas turi būti. Išjungiam easy trigger. Ir ką jis gal jau pataisė klaidą. Duok pilną skriptą. Man laiko gaišimas. Nežinau, visą laiką paminėt, kad player enemy. Ta prasme. Duok man player controller script. Nu ir žodžiu, kankinėsi, kol galų galio tikėkimės, kad suveiks. Ėjimas, šuolis, skridimas. Įsijungia ore arba ant žemės. Veikiantis kilimas, leidimasis skrendant. Ugnies kamuolio paleidimas iš greičio su greičio kontrolė. Gerai. Tikėkimės, sugebės tai padaryti. Ctrl A, Ctrl V, Ctrl S. Ir dar daugiau klaidų. Nu ir dabar jau man užtruks laiko visas šitas klaidas jam sumest.
Atskiro failo, atskiriau sutraukspien. Ne, nieko man iš šitų nereikia, tik padaryti, kaip veiktų. Žodžiu, baigėsi mano nemokamas laikas su šituo. Tai paliksim kaip yra dabar, bet žodžiu, supratot esmę, lygiai taip pat kaip ir kuriant naują skriptą, lygiai taip pat tiesiog klausinėjai, įmeti klaidas ir kankiniesi, kol galų gale suveikia arba ne, ir tada samdom normalų žmogų programerį atlikti šitos darbus.